Sveiki automoto fanai, šiandien pas mane apžvalgoja atsinaujinęs Suzuki S-Cross 2026 metų modelis, GL Plus komplektacija ir čia mild hybridas. Suzuki niekada nepasižymėjo kažkokiu tai išskirtiniu super dizainu, bet kokiegi Suzuki Plusai, tai aišku Japonija, patikimumas, automobilis orientuotas į praktiškumą. Jeigu pažiūrim iš dizaino pusės, priekyje mes turim gan modernius Eco-LED žibintus, kažkiek tai chromo elementų, priešrūkiniai žibintai, dienos šviesos. Iš šono automobilis, identiškas iš tikro kaip Toyota Corolla Cross. Galim pasakyti jo brolis. Chromo elementai palei langą, chromuoti reilingai, ratlankių apsaugos, plastikas. Galiniai žibintai, aišku, jau tokie labiau išskirtiniai Suzuki, lediniai chromo elementai, jau posūkio signalai, ne LED. Kas liečia bagažinę. Ranka valdoma. Gan daug plastiko. Nepasakyčiau, kad jinai labai didelė, bet kaip tokiam B segmentui SUV-ui tikrai pakanka. Turime keletą erdvių. Ergonaizeris apačioj. Atsarginių ratų mes čia neturim. Zamšas, plastikas, kieta užuolaidėlė. Gale, nepasakyčiau, kad labai daug vietų, bet man rodos kažkiek tai daugiau negu pas Suzuki Vitara. Tai kiekgi čia vietos gale? Man asmeniškai vietos mažoka. Remiuosi kažkiek galva į lubas. Sėdinių kampas gan aštrokas, čia beveik 90 laipsnių kampų. Įdomu, ar galima jį reguliuoti. Tuoj pažiūrėsim. Ne, man rodos. Palaukit, ar man... Jo, galima. Tai čia išgelbė, žinokit, mano nugarą. Ir dažniausiai tokiam segmente būna taip, kad nesireguliuoja tie dalykai. O čia galima jį reguliuoti. Visai kitas reikalas. Visai kitas jausmas, žinokit. Porankį taip, bet gan kuklus, paprastas. Gale šiaip pataupyta, aišku, turim Isofixų, sėdinių kokybė, medžiaga, ne oda, bet neturim nei sėdinių šildymo, nei ventiliacijos saugų, nei USB jungčių. Man tai asmeniškai gan didelis minusas, kalbant apie 21 amžiaus automobilius. Keleivių vieta. Durelių kokybė. Kietas plastikas, medžiaga, kažkas panašu į džinsą, ergonaizeriai. Tai iškart jausmas, kad automobilis orientuotas į praktiškumą, tokias dureles valyti bus tikrai lengva. Čia mes turim tokią minkštą kaip guma arba oda, labai panaši oda. Kietas plastikas čia, kietas plastikas ten. Jo. Daiktadėžė gan didelė, bet, aišku, apie jokį zamšą čia kalbėti turbūt neverta. Rankinis labai klasikinis, porankis reguliuojamas. Įdomu, ar galima reguliuoti aukštį? Ne, tik tai priekį ir atgal. Turime keletą važiavimo režimų. Čia įžymiai stovi Suzuki 4 varomųjų ratų sistema. Tai Snow, Sport, Auto arba Lock. Tai tikrai žiemą pravers. Ypač jeigu gyvenat užmiesty, daug sniego, tai toks mažylis jūs tikrai išgelbės. Išbandyti, jau važinėjau per miškus, tai Suzuki 4x4 sistema labai gera. Tai kaip sakoma, jeigu norit pataupyti, nebrangiai įsigyti automobilį ir dar su 4 varomų ratų sistema, tai šitas daiktas aišku, turi daug privalumų. Pažiūrim, ką mes turim po kapotu. Klasikinis jau variklis, labai patikimas Suzuki Booster Jet 1.4. Žinot, tik nežinau, kiek jis turi arklio galių. Price liste būna parašyta 109 arba 129. Pagal važiavimą, dėl to, kad čia turbo variklis plus dar mild hybridas, jis aišku važiuoja gan fainai.
kažkiek man jausmas, kad čia daugiau negu 109 arklių gali. Na, kaip sakoma, svarbu jausmai, ne, tai arba 109 arba 129, tai reikia išsiaiškinti, kol kas man nepavyko. Bet pats variklis, galiu pasakyti, jis labai patikimas, jau patikrintas laike. Na, kaip visi turbūt japoniški gaminiai, jie orientuoti į patikimumą. Kaip matot, daug erdvių, variklis nėra didelis, turbūt jau remontuoti, jeigu ateityje, net ir po 5-6 metų, tai jokių problemų. Va, plus, kaip sakiau, su turbina, su mild hybridu, tai tas sukimo momentas gan didelis, tai jausmas mieste labai fainas bevažiuojant. Plus čia stovi Aisin, japoniška 6 pakopų, labai patikima pavarų dėžė, tai jokio CVT čia nėra, ar ten kokių nors dual clutch ir panašiai, kurie ten dörginasi, kai važiuoja čia, klasikų klasika, kaip sakoma, patikimumas, tai už tai labai pagirtina. Jeigu norit patikimą automobilį, tai šitas variklis tikrai iš tų, kurie gali ir pataupyti ir neblogai važiuoti. Tai va dėl kuro sąnaudų. Tuoj parodysiu, kaip atrodo vairuotojo vieta ir aišku dėl kuro sąnaudų turbūt pakalbėsiu, kas dabar labai aktualu, kiekgi suvalgo automobilis. Nors, kaip sakoma, mylimas daiktas, neskaičiuojamės, kiek išleidžiam jam pinigų. Visa grafika gan primityvi. Čia klasika, bet už tai man ir patinka Suzuki ir bendrai tokie klasikiniai japoniški automobiliai. Už tą paprastumą ir va, tą vibe, žinai, 2000-ųjų ir panašiai. Jo, automobilis atrodo nėra super modernus, bet užtat patikimas. Tai va, užsikrojo mūsų sistemą, važinėjau mieste ir užmiestį, tai pas mane gavosi 7,5 litro 100 km. Vidutinis greitis 31 km per valandą. Tai jeigu jis bus mažesnis, tikėtina, kad soundas bus didesnis, jeigu greitis bus didesnis, tai soundas bus mažesnis. Manau, 7 gal galima tilpti, plus minus. Kokie pliusai? Turim visiškai automatinę klimato kontrolę, paspaudi auto, sureguliuoja temperatūrą, jis pats ją reguliuoja automobilį. Štai, aišku, man asmeniškai didelis patogumas ir pliusas, kad nereikia čia nieko maigyti. Turim sėdinių šildymą, low high, mygtukinį. Apie pavarų dėžę jau kalbėjau, atrodo klasikinė, viskas fainas su ją. Prietaisų skydelis, labai paprastas iš tikro, bet turi prisitaikiančią pastovio greičio palaikymo sistemą. Turi nematomų zonų. Sistema iš šonų stebi, jeigu mašina važiuoja šalia. O, šviesos. Čia turbūt net ne LED, o gal ir LED. Turbūt čia neesminiai dalykai. Ar patogu man sėdėti? Vat ką aš noriu pakalbėti apie sėdynės. Kaip sakoma, neviniosiu į vatą. Man atrodo, asmeniškai mano ūgis 1,85 m. Man sėdynės čia kaip ir okei, gal trupučiuką per siauras šitose vietose, bet man atrodo, jos man per mažos. Aš norėčiau, kad tas būtent šitoje vietoje nugaros palaikymas būtų didesnis. Tai jeigu grįžtant prie šito automobilio ir Vitara, tai man klausimas, kurį pasirinkti. Asmeniškai man daugiau vaibų ir toksai tikresnis Suzuki yra Vitara. Ir jinai trupučiuką mažesnė, kompaktiškesnė, tai reiškia ir bekelės turbūt važiavimai pas ją bus geresni. Aišku, reikia čia testuoti, čia tik mano, kaip sakoma, pamastymai. Bet man atrodo, tas vaibas geresnis. Aišku, jeigu vietos gale per mažą Vitaroj, tai reikia jau rinktis S-Cross, nes S-Cross turės daugiau vietos gale. Kas man patinka dėl GL Plus komplektacijos, kad turi mygtukinį uždarimą ir atidarimą. Tai paspaudžiam, atrakinam, raktas kišenėje. Ir jokių problemų, kaip sako, maigyti net raktą nereikia. Tai kaipgi šitas automobilis kely, pabandysiu išbandyti ir papasakoti jų. Užvedimas mygtukinis, bet dabar nieko nenustebinsi, daug automobilių taip daro. Turim manualinį režimą čia, tai galime perjunginėti pavaras mygtukų pagalba arba drive jungiam. Automobilis važiuoja, kaip ir standartinis automobilis. Tai multimedija šiaip biškį lagina, man tai nelabai patinka.
Na, bet, kaip sakoma, aš labai dažnai ten nelendu, nebent kažkokią navigaciją ir tai mes dabar turim ten Waze ir kitų navigacijų. Tai. Gerai, grįžtam čia. Atbulinės jėgos kamera. Kad jinai yra ir turi juostas pliusas, juostas nedinaminis. Tai reiškia, kad jeigu aš pasuku vairą, juostas nesisuka. Va čia man minusas. Nežinau, atrodo, čiagi centų reikalas sukurti tą sistemą. Kokybė, aišku, labai primityvi tos kameros, nepasakyčiau, kad super, bet atlieka savo funkciją. Asmeniškai man reikia ten 4K tos kameros. Jo, gal faina, bet žinau, man svarbu, kad viskas veiktų ir atrodytų gerai. Tai matėt, kokybė, žinot. Valdymas. Vairas man trupučiuką per siauras gal, bet pats valdymas to vairo, ar daug jėgos reikia jį pasukti, va, jeigu ten moteris vairuos, tai manau tikrai susitvarkys. Va, viena ranka galima, gabaritai jaučiasi gan gerai, automobilis nėra labai didelis, matomumas irgi man asmeniškai labai geras. Veidrodėliai, ir šis veidrodėlis, ir priekį, kaip aš matau, tikrai jokių problemų nejaučiu, kad reikia kažką tai keisti automobilyje. Dėl variklio. Tai čia su turbina, jis išsisuka, važiuoja gan gerai. Va, paspaudžiam, klasikinis automatas, perjungia pavaras gan greit. Stabdžiai irgi veikia gerai, prognozuojamai. Neblogai laiko kelią, nėra labai sunkus ir pats sukurtas gal miesto jis labiau. Garso izoliacija, nėra jos stiprioji pusė, tikrai jaučiasi garsai nuo kitų automobilių. Aišku, turbūt iš japoniškų automobilių nereikia reikalauti ten super garso izoliacijos. Ne apie tai. Tai jeigu mes norim tikrai labai tylių automobilių, tai reikia rinktis kitus gamintojus. Pakaba veikia neblogai, nesisiubuoja automobilis, laiko kelią irgi padoriai. Šiaip pakaba gan universali iš tikrųjų, jis galės ir bekelę važiuoti ir mieste jaustis gerai. Bet viskas gan primityvų, mes čia kažkokios tai ten super hidropakabos ten ar dar kažką tai nerasim. Čia viskas orientuota į praktiškumą. Tai jeigu jums reikia automobilio praktiško, su kurio galėsit važinėti ilgai ir nuobodžiai, kaip sakoma, tai šitas daiktas, manau, tiktų. Jeigu jums reikia kažkokių tai ten technologijų, kad automobilis būtų ten wow, čia visi atsisėda ir sako wow, čia turbūt jausmas, kad milijonas kainuoja. Ne, čia ne apie tai. Jis gan kuklus. Kaip sakoma, žmogus, kuris perka šitą automobilį, jam nereikia nieko įrodinėti. Jis perka savo praktišką draugą. Turbūt dar verta pakalbėti apie ergonomiką. Ta praktiškumą, kaip mano jausmas kaip vairuotojo. Man užtenka čia iš vis tos ergonomikos, kaip sakoma. Iš tikro, kaip sakoma, sakau tiesą. Man atrodo, mano ūgį, šitas automobilis trupučiuką per mažas, o taip ypač pagal ergonomiką, nes aš kai sėdžiu, man norisi labiau komforto, gal atsitraukti atgal, turėti didesnės sėdynės. Kas liečia tokį standartinį vairavimą, ar mes galim prie to priprasti, ar čia jau man negaliu kentėti, kaip sakoma, nuo to. Ne, tikrai ne, aš galiu važinėti, priprasčiau ir važinėčiau, bet turėkite omeny, jeigu vairavote anksčiau didesnį automobilį atsisėsti į S-Crossą, tai pirmas jausmas gali būti, jis trupučiuką per mažas. Bet kai pavažinėsit kokią valandą, 2, leiskite jį išbandyti ir aš manau, tada galėsit savo atsakyti, ar jis tikrai jums tinka. Tai, kaip sakoma, automobiliui duokit laiką. Nepriimkit sprendimą, atsisėdė ten 10 sekundžių, wow, faina, minkšta, viskas perku. Ne, visada pavažinėkit bent porą valandų su automobiliu kaip minimum, o geriausiai net porą dienų. Va, kaip fainai dirba pakaba. Jinai nėra super minkšta, bet labai prognozuojama veikianti. Nėra jokių smūgių į saloną, nieko. Tai reziumuojant, už ką aš gerbiu Suzuki ir kodėl jį verta pirkti. Tai žmogus jį pasirinks tas, kuris vertina praktiškumą, kuris vertina patikimumą, galimybę net ir po 5, 6, 8 metų remontuoti automobilį ir nemokėti ten milijoninės sąskaitas, kuriam
Patinka, būtent toks dizainas, kažkiek tai klasika. O aš pats dabar galvoju, kaip faina buvo ten 80-ųjų, 90-ųjų, 2000-ųjų, tokia nostalgija. Ir tas automobilis apie tai, jis kažkiek sukelia tą vaibą. Ir tai geras vaibas man asmeniškai. Jaunimas irgi gali jį žiūrėti. Kaip pirmas automobilis, tikrai fainas. Su draugais važinėti, jis praktiškas, jis didelis čia suvas 4 varomųjų, tai jis gali kur nors ir iškilauti su juo. Leidžia daugiau negu standartinis sedanas ir už tai didelis pliusas jam. Ir aišku, turbūt paskutinis dalykas, tai jo kaina. Jis nėra labai brangus. Aš manau, už 26 000 plius minus jūs galite gauti tokį automobilį. Su garantija, nauja, važinėsit 5, gal ir 10 metų ir vargo nematysit. O už galimybę išbandyti šitą automobilį aš dėkoju mano partneriams Autofortas Motors. Jie turi ir Suzuki, ir Hyundai, ir Citroen, daug skirtingų markių. Tai gali visada atvažiuoti, palyginti. Pas jos yra dar KGM automobiliai. Daug tikrai skirtingų ir pick-upų, ir džipų. Netokių ekstravagantiškų gamintojų, tai atvažiuokit, pabandykit, manau tikrai verta palyginti skirtingų markių automobilį, besirenkant savo 4 ratų draugą. Tai prenumeruokit kanalą, jeigu norėsit pamatyti mano POV vairavimą, daugiau būtent vairavimą su tuo automobiliu, kur aš su profesionalia įranga, su mikrofonais, bandau pagauti visą tą garsą, kaip dirba variklis, tai šoks nuorodą, paspauskit. Pažiūrėkit, tikrai pajusit, kaip jūs vairuojat šitą automobilį. Tai komentuokit, rašykit komentarus ir iki greito.